Nu? One coconut, please. Huh? Coconut. What? Drink here. Okay. Yeah. Sveikatytė. Gal pasėdėsiu kol kas. Žinau, kur pasėdėti galima. Atsinešu savo kosą į 7-Eleven ir sėdžiu. Bičiukas vienas po filmų, po half moon pačią neatsigauna. Šiaip pastaruoju metu turiu problemą, nežinau, gal kas yra susidūrę, bet aš kai dabar naudoju savo GoPro Hero 11, tai labai stringa, kai įkišu grynai į kamerą tą stabilizatorių. Būna, kad įkišu ir nereaguoja visiškai jokius mygtukus, nei įsijungti, nei išsijungti. Labai erzina ir būna momentų, kai reikia čia ir reikia, kad dabar įsijungtų, nes, nu, taip, tu nori momentą pagauti, bet užstringa. Labai erzina, kas esat susidūrę, jeigu jo, tai pakomentuoti. Nežinau šiaip ką daryti, nes labai jau per smegeninį eina, jau ne vieną ir ne 2 ir ne 3 kartus tai buvo atsitikę. Mamasytė, kaip iš Meksikos. Dileris. Pusrutukai. Mane labai erzina, kai lupi kiaušinį ir pusę baltymo nutilpa.
Žiūrėkit, Hebra. Labai prajaukna šiandien. Tai kuris tikras? Wow. Vienam kaip modelis, kitam kaip impačkiukas. Okay. Einam prie jūros. Mamacita, eu amo esta vida. Gyvenime tu nuostabus. Bangytės. Kažkokia nesąmonė, įlipom į vandenį, tai aš nemoku paaiškinti, 28, gal 29 laipsniai vandens. Kaip arbata. Čia krantas, visiškai sekluma. Ten matosi gal pašviesėjimas. Nuplauksiu paskui su kamerytę parodysiu. Tai Hebra tiesiog vidury deginasi. Wow. Jaučiu, nudegsim, kai krabai šiandien ant vandens. Pirmą kartą naudoju savo papigeiską kepurę iš Temu. Nusipirkau gal už 3 eurus. Šitaip dar atsisega. Čia žolyčio biški kai kur atsiranda. Aš kažkaip nejaukiai jaučiuosi. Aš žiūriu įdomu. Lauk, kaip čia dabar tavęs nenumesti. Su visą įrangą. O vaizdelį. Va. Kaip gilo. O, kamerytė purvina. Vis tiek purvina. Žodžiu, užsisakėm sumuštinių. Club sandwich. Hebra visi su bulvėm perka. Žodžiu, mano sesė žiūri, užsikaupė. Čia paaiškinsiu, ant grindų padėsiu, kad matytųsi normaliai. Dabar Tailande, kai perki 7-Eleven, gauni tokius lipdukus. Juos duoda, kai perki tam tikrus produktus ir paskui vienas toks lipdukas yra vienas batas. Tai kažkada sesė iš vis atsiskaitė jais, nusipirko gerimuką. Jo, kai keliausit, jeigu dar bus toks dalykas, rinkit, nes su jais galima paskui atsiskaityti. Einu gąsdint žmonių. Sorry, Hebrytė, bet po dušiuko kaukytę užsidėjau. Ir dabar kaip tik einam saulės palydėti, nes iš tikrųjų dar nematėm nei vieno gražaus ir normalaus saulėlydžio. Tai išlindau. Kokia esu? No, it's a mask. Žvengia jau darbuotojai. Labas rytelis. Labas rytelis. Vakar vakarė biškai pailsėjau nuo visų filmavimų. Šiandien taip ant grindų pusryčiaujam. Nežinau net kodėl į lauką šiaip neišeinam, dar kaip tik sesės klausiau. Sako, tikriausiai dėl to, nes karšta. Bet kažkaip mes greit pavalgom ir sėdam ant motopirkės ir važiuojam.
paprastai su ranka patikrino 100 eurų kupiūrą. Be jokio automato, be nieko. Kaina už eurą 35,50. O iš esmės vakar kažkaip galvojau, kad nepasakiau, kai vežamės, kaip su pinigais čia elgiamės, kai atvažiuojam. Tai, pavyzdžiui, kai praeitą kartą į Indoneziją važiavau, tai turėjau nusiemus grinų ir tuos grinus išsikeičiau vietoj Indonezijoje. Bet Indonezijoje reikia labai atsargiai žiūrėti, kad neapgaudinėtų, nes tenai nusukinėja babkės visur, kur įmanoma. Tailande šiek tiek kitaip, bet kokiu atveju, aišku, irgi reikia persiskaičiuoti. Gauna čia tokį lapuką pasirašyti. Čia vartus, ne? Taip. Ir viskas. Ir čia jokio mokesčio dar nepaėmė. Tai reitas, žiūrėjau, euro yra 36,16, o iškeitė už 35,50. Tai labai neblogai, sakyčiau. Tai tikrai mano rekomendacija arba turėti grinų ir keistis vietai, arba nusiminėti iš kokio revoliuto. Bet su revoliutu man tokia situacija, kad visur, kur nuiminėjai, ima 220 batų dar. Tai beveik 6 eurai ten gaunasi už kiekvienos transakcijos nuėmimą, tai biški brangoka, sakyčiau, brangoka. Ką pastebėjau, kad šiandien tikrai populiarūs pikapai. Atrodo, kai iš kokių siaubo filmų. Ten su ragais. Ten dar vienas. Po palmės tau. Čia čia koks mielas. Tikrinsim, kiek kainuoja wakeboardas. No idea. Gal net nebeturi jie tokios opcijos. Kas čia per žodis pas mane opcija? Pasirinkimas. Pasirinkimas. Nematau nieko. O ko čia būtų galima wakeboardinti? O Hibrytė ten išėjo žvejojo berods. Nors gal nežinau, ką ten dar. Tinklai va sukabinti, vanduo pakyla ir juos į vandenį. Bam. Nu, panašu, kad neišeis wakeboardint man, nes priemonė, kuri turėtų mane tempti, yra šiek tiek ant seklumos. Koks įdomus medis. Kai tavo taškas, tu išmuša. Aš 3 kartus Nu, Hibrytė, matau, kad nelabai jums čia kas matosi. Tai aš tiesiog gal parodysiu, ką aš nufotografavau su telefonu. Telefonė pas mane taip atrodo. Nerealu. Pagaliau vienas gražesnių saulėlydžių.
O jeigu įdomu visiems, kodėl benosis, tai rimtai jisai benočiukas toks tai va. Šįkart merginos eina pėstute. Turim prie pat savęs Night Market. Aš labai tikiuosi, kad girdisi garsas ir aš dabar išgirdau ir prisiminiau. Mes kai kraustėmės iš šiaurinės dalies į apačią, važiavom su motoroleriu. Atėjom į turgelį, bet pradžiai papasakos istoriją. Važiuojam su motoroleriu ir maždaug už 30 metrų po kairę pusę laidai plyšo. Įtampos šiti visi elektros. Tai čia toks turgelis, čia net nepavadinčiau turgeliu, čia tiesiog toks food courtas. Vadina jie Night Marketu. Turi vietą, kur vyksta gyva muzika. O, ramenas. Tuščia, kažkaip žmonių nėra. Mes čia vienintelės taip anksti atėjom vakarienės. Pickas. Tai čia ispanų gal virtuvė, sakyčiau, nes paelą matau pardavinėja. Kokteiliukai ir dar kažką ten turim. Nu, šiandien išsirinkau korejietišką virtuvę. Ragausiu bibimbap. Tai čia toks kaip ir baulas, su kiaušiniu, su vištiena, grybukai, tralelelelele, čia žulyčių visokių. Šiemet pinigus vos užteko. 20 liko. Nepamiršau. Ai, tu viską užpėjo. Turim visas laisvas vietas, tai galim drąsiai išsirinkti. Nu, man atėjo. Labai gerai atrodo iš tikrųjų. Čia dar atskirai gavau kimči, matau. Panašu, kad daigai pupelių. Čia nežinau, kažkoks sultinukas, nu ir kiaušinukas su salatytėm ir po apačią matau daryžiai. Sesė savo rameną parsineša. Nerealiai atrodo. Jo. Nu ir labai šiaip pigiai tikrai sumokėjom. Už visą šitą aš sumokėjau 90 batų, o sesė už rameną sumokėjo 180. Vištiena, kiaušinukas plūduriuojam. Thank you. Dar pasiėmiau vištienos. Už tokį ašmelį sumokėjau 20 batų. Su saldžiarūgščiu padažiuku kopūsto pridėjau. Skanaus. Kitas klausimas, bet jeigu visą gyvenimą reikėtų pasirinkti vieną maistą, kuriuo maitintumės, kas tai būtų? Kol galvoju, aš irgi pagalvoju. Aš nežinau. Aš tarkim labai myliu bulvinius blynus. Tikrai nesriuba. Kada paskutinį kartą valgiau bulvinius blynus? Pas močiutę. Nu gerai, cukinių irgi blynai labai skanūs. Močiutė pasitiko nukę su bulviniais blynais. Oi, krenta net. Jaučiu vis tiek rinkčiaus tarp lietuviško maisto. Ja? Tai tarkim... Aš jaučiu kiaušinienę, nes kiaušinienę gali valgyti belenkaip ir su bet kuo ir, nu, tipo, labai įvairiai pasidaryti ir sveika. Čia visiškai toks random, bet... Man šiaip nieko keista, bet sesė sako, kaip keista šunį parduotuviai matyti, tai, nu, jo, galvoju, įamžinsiu. Ateina. Einam ieškoti kažko. Kažko. Desertų. Taip, va tokie du pasirinkimai, šitas su grietinėlė ir su braškiu įdaru viduj, o šitas rašo lyg ir su sūriu. Ir šiaip pas jas labai tokie įdomus deserčiukai, po vieną supakuota grinai, vat vienam kartui. Lavokiai. Sesė šokolado mėgėja. Čia dar irgi tokie kaip ir močio atrodo, bet kaip, su raštais. Kruasanai šiaip jo tokie įdomus, paturbinti. Čia irgi toks darytas. Nors reikia su kava tokį paimti. Jo. Šiaip priešais yra labai nebloga grinai kruasanų parduotuvė. Tai galvojam pusryčių, kada ten nuvaryti, bet mes tokios abidvi pusryčių mėgėjos. O čia visiškas šokoladas. Jo,
tai čia tripinam, tiesiog tripinam. Šiaip kas įdomiausia pas juos, tai tikrai visokie gėrimukai. Persikraušiau, užkniso tam antram aukšte, bet tikrai. Hebra, pirmas dalykas, ten taip karšta būna naktį. Antras dalykas, lipti užknisą. Trečias dalykas, jeigu pamiršti kažką, vėl užknisą lipti. Ketvirtas dalykas, patalynė pastoviai nusismau, priskrenda odų. Ir čia jie visur yra, kad ir kokiam rezorte tu būsi, tu tikrai neapsiginsi nuo odų, nes jie kanda ir dieną. Nu, žodžiu, tai perėjau pirmą aukštą, galėsiu su sesė normaliai susimatyti. Ką tu? So, I'm good. Good. Gerai. Šiaip labai patinka. Mes jau čia kelintą naktį visiškai vienas. Vakar atvarė bičiukas iš Kolumbijos. Tai biškai pašnekėjom. Keliauja irgi buvo prieš tai Kosamui, dabar atvarė į Kopangan. Tai mes čia visiškai karaliaujam. Tai kol kas tiek žinių. Einu dirbti, nes metas pabaigti vlogą. Čiau. Labas rytas, draugai ir nedraugai. Tai bėgam dabar pusrytukų valgyti. Važiuojam tiksliau. Važiuosim į Krosanų tokią vietelę. Labai fainą užmačiau, tai patikrinsim. Varom. Jie visur turi įprotį batus nusimti. Bet šiaip labai faina. Galiu pasakyti, nes jo, nu, ta prasme, nesusirenka tiek daug šiukšlių ir taip toliau. Hi, good morning. Tai kadangi dabar varysime haiką, tai pagalvojom, kad tai gerai, kažką stipriau ir saldžiau galima užvalgyti. Ir dar turiu jie prikepę šviežios duonos. Tai šiaip irgi labai smagu. Okay, so we will take big omelette and something sweet. Almond croissant, it's sweet also. Okay. Inside the cream, inside chocolate a little bit. Other one inside. Ai, nežinau. Paimk ką nors. Tai kainos iš tikrųjų visai neblogos. Mes už didelę porciją kiaušinienės tai sumokėsim 200 batų. O mūsų tikrai didžiulis krosanas, už jį sumokėsim 100, tai iš viso bendroji sumoja 300 batų. Salotos lapas. Džemas ir sviestukas. Gavosi lėkštutę. Skanaus. Visiškai nekrosaniškas krosanas. Nu viskas, merginos pasiruošusios, kepurės kur pirda. Nu tai atvykom į haiką savo. Mums pranešė, kad nėra vandens kriokly. Except now waterfall, no water, okay? Čia parduotuvėlė po šoną. Ir va, visas šitas trekas iš tikrųjų taip atrodo. Ir ženklas. Prasideda laiptukai. Tai šiaip tikrai nepasiklysit. Kaip ir praeitą kartą naudoju Trails app, All Trails. Pasidariau jau, kad pradedu lipti ir man rodo dabar per kur eiti ir taip toliau. Tai tiesiog followinu žalią liniją, matau nukrypstu nuo kelio ar ne ir tiek žinau. Didžiulis voras. Oh my god. Ne, aš arčiau neįsiu jo, bet eik savo. Ir jis tikrai nuodingas. Mes turim tik litrą vandens, tai mums reiks taupyti vandenį, tai gersim po 2-3 gurkšnius.
Moterytė va sėdi, knygą pasiėmusi, skaito prie vandens. Oi, žalvauju bleba, kažkaip, nežinau. Prasideda čia ta tokia sudėtingiausia vieta, sakyčiau, kur per akmenis lipti ir labai stačiai. Tu irgi žiūri visą šlapą, kaip yra. Kažkaip keistai labai randas, tai žiūrės žalias. Svarbiausia giliai prie to keistas. Turistai atvaro iš kitos pusės, mes lipam iš kitos pusės. Hello. Viena pana su tapkiam, bičiai su tapkiam. Oi, pana basavaro, bičiai su tapkiam. Nu tai atvykom prie krioklio. Gausu vandens. Gaila, kad nėra vandens. Čia taip visur ir teka jisai. Nepaėmiau stovo, nes tikrai tingiu tampytis. Tai išsisukau be stovo. Tai čia kaip ir... Oi, pasiekėm kažkokį tvenkinį krioklio. Vanduo tikiu, kad vėsesnis. O ten va matosi vanduo. Kaip nuostabu. Čia taip giliai eina. Nerealu. Taip, praėjom pusę kelio. Laikas vandenukui. Laikas vandenukui. Jaučiu, kad kažkas tabaluoja gale, išsileido plaukai. Tokio kosmoso dar nesu turėjus. Nuostabus takutis, nežinau net ką pasakyti. Saulė šviečia. Šiaip diena šiandien nėra labai karšta, tai dėl to ir pasirinkom šiandien į šitą haiką eiti. Čia gal skruzdėlynas, bet ne, nesimato nei vienos skruzdėlės. Kaip įdomu, einam. Pamatus pamačiau. Ten lyg ir dar išmūrita, lyg ir sakyčiau toks kaip į sklepą, kokios durys, net nežinau. Šiaip pirmą kartą įlindau Kopanganė į kedus. Kažkas bėga.
Žodžiu, aš šiaip turiu labai didelę baimę voram, nors dabar vaikštau po džiunglės. Jau vaikščiau Indonezijos džiunglėse, kai lipau į Merapį. Ir kažkaip supratau, kad jo, gerai, tai nėra fobija, nes aš realiai galvojau, kad aš turiu fobiją, bet paskui ir su savo geriausia draugė Santa, linkėjimai Santuliai, kalbėjau, kad čia ne fobija, nes jeigu tai būtų fobija, ko gero, aš net nevykčiau į tokią šalį, kur žinočiau, kad yra vorų ir kur gali sutikti. Dar vieną gražolėlį čia turim, aš tikrai jo neišeis priartint, bet įdėsiu jums nuotraukytę, parodysiu. Štai čia. Labai nemėgstu vorų. Tai man vien tas faktas, kad jie nuodingi, man dar labiau. Bet kažkaip taip keliauju ir tvarkausi su savo baimėm. Įlendu į džiunglės, kur žinau, kad tikrai sutiksiu vorų. Kažkaip bandau aš kovos su tom savo baimėm. Ir tos kelionės iš tikrųjų visos irgi per labai didelės baimės buvo įgyvendintos. Nepavyks, gal pinigų neužteks. Gal paslysiu. Labai reikia tokio psichologinio pasiruošimo iš tikrųjų. Kovoti su savo baimėm. Nes tu kovoji ne prieš baimę, bet tu kovoji su baimė. Su savo baimėm. Eina savo. Tos palmės iš viršaus labai įdomi atrodo. Geras. Viskas, lekiam link išėjimo. Čia ženklas. Ate, gražu buvo pamatyti vėl šitą vaizdą. Viskas, esame high five. Baigiam savo haiką. Ačiū, kad mus priėmė porai valandų. Šis gamtos prieglobstis. Smagu buvo pamatyti džiunglės. Apsidovanojom su sesėm proteinais. Išslydo. Gerai, varysim namo, dušiukas ir taip toliau ir nežinau, kur dar šiandien keliai buvęs. Bet dabar kol kas veda į save.